Sveiki visi. O aš atėjau papasakoti Editos klasės priešingybę. Tai iš tikrųjų labai pavydėtina matyti tokią nuostabią klasę pas Editą, o aš papasakosiu apie mūsų mokyklos visai kitokią klasę. Tai dabar suteiksiu nemokamą, visiškai nemokamą, nuostabią reklamą Edu Vilnius. Mūsų mokykla 2 metus iš eilės dalyvavo Edu Vilnius ir kūrybinių jungčių projekte Tyrinėjimo menas. Užpraeitais metais mes turėjome nuostabią klasę, 10-okai dirbo, jam davai darbo, jie viską darė, ką tik tai jiems sakydavai. Na, žodžiu, tikrai buvo puikia klasė, puikus projektas, kuriantis praktikas labai puikiai su jais dirbo. Ir pernai ateinam į mūsų mokyklą kurianti praktikė Ineta ir gauna vieną sunkiausių klasių mokykloje. Nesvorių sunkiausia, aišku, o iš tikrųjų elgesiu, bendravimu ir taip toliau. Ir viskas, kas prasideda, tai tiesiog turim tokį vaizdą. Pirmas susitikimas, nieko nenorim veikti, nieko nenori daryti, na, ta prasme, tai buvo tiesiog labai baisu. Kurianti praktikė po pirmo susitikimo tiesiog už galvos sako, aš nežinosiu, ką daryti. Nu, ta prasme, tai yra labai sudėtinga. Nu, va, matote. Ar ne? Aišku, pirmas vienintelis sunkumas. Mūsų mokykla, Kraševskio gimnazija, yra tautinių mažumų mokykla. Nekalba vaikai lietuviškai, o mūsų kurianti praktikė kalba tik lietuviškai. Pirmas iššūkis. Jie nieko nenori daryti, nes jie sako, kad nieko nesupranta. Tada kurianti praktikė pas mus prašo surašyti labiausiai patinkančias ir nepatinkančias pamokas. Na, spėkit, kokia labiausiai nepatinkanti pamoka? Lietuvių kalba. Taip. Žodžiu, viskas. Niekas jam nepatiko. Niekas. Nei veiklos, nei planas, ką jie veiks. Na, ta prasme, tiesiog viskas kaip į sieną. Įsitraukimo taisyklės buvo sudarytos irgi jų pačių, kaip Edita irgi pasako apie savo klasę. Ne kažkokios kitokios, o jie turėjo savas taisyklės. Bandėm įtraukti kaip tik įmanoma mokinius. Visokios veiklos, užduotis, jie susidarė patys taisyklės. Žodžiu, klasėje buvo visko ir labai gajos patyčios, ir nedraugiškumas. Na, tiesiog, tai tikrai buvo labai sunki klasė, su kuria nežinojo, ką daryti nei auklėtoje, nei mokytojai, na tiesiog. Ir tai va, 4,6, ar ne? Tai yra klasės draugiškumo lygis. Jie tiesiog, ten vykdavo susitikimai, jie nieko nenorėdavo veikti, atsirasdavo vienas toksai, kaip sakant, kabliukas, trigeris, kuris visą laiką trukdydavo. Niekada neįvykdavo veikla taip, kaip turi būti. Atrodo, susiplanuoji pamoką ir neįvyksta, kaip turi būti, nes vis tiek atsiranda, kas trukdo. Viskas buvo išbandyta, bet kaip žirniai į sieną. Kiekvieną kartą ateina pas mus ta kurianti praktikė, kiekvieną kartą pamoka integruota vyksta ir vis tiek nieko. Ir vis tiek jam niekas neįdomu ir taip toliau. Kol galiausiai pradėjome galvoti, na kągi su jais nuveikus. Kas jiem būtų įdomu. Jie patys pradėjo galvoti, ką veikti, ko jie norėtų ir kaip keisti požiūrį. Mes pradėjome žiūrėti, kaip keisti požiūrį, kaip keisti jų mąstymą, mes patys pradėjome eiti į jų lygį, su jais maždaug kalbėti taip jų lygiu, kad, na, truputėlį jie apsiprastų, kad mes iš jų nieko blogo nenorim, kad mes norim su jais draugiškai, kad mes norim jiem padėti. Ir kilo mintis, naktis mokykloje. Šios praktikos mūsų mokykloje niekas nepropagavo ir niekada nebuvo taip, kad būtų kažkas buvę mokykloje naktį. Ir ką jūs galvojate? Vaikai pražydo. Buvo suskirstytos grupės, ką jie veiks, ką darys. Buvo atsakinga grupė už pristatymą administracijai. Administracija buvo informuota, buvo sukviesti visi. Na, ta prasme,
aš nemoku pasakyti, kaip ta klasė pražydo ir kaip jinai atsiskleidė. Ir iš tikrųjų šito projekto pradžioje mes ėjome pas mokytus ir klausėme, na tai ar kažkas gerėja su tais vaikais? Pradžioje sakė, nieko nesimato, net nevarkit, neapsimoka. Kai jau prasidėjo tie tokie pirmieji projekto ir tos nakties mokykloje tos visos idėjos, tada jau ir mokytojai pradėjo pastebėti, kad kažkas vyksta geriau. Ir laimėjimas. Jūs net neįsivaizduojate, mes gavome leidimą daryti naktį mokykloje. Ir prasidėjo organizaciniai reikalai, prasidėjo žaidimų planavimas, atsirado ir pas mus tie komitetai, kas atsakingas už muziką, kas atsakingas už drabužius, kas atsakingas už žaidimus. Na, žodžiu, viskas pradėjo eiti tik geryn. Ir kas padėjo būtent tuos visus norimą tikslą pasiekti, tai aišku, visokios integruotos pamokos, mes jų turėjom be proto daug, nes už to projekto vykdymą buvo atsakingos biologijos, tikybos ir fizinio ugdymo mokytojos. Tai mes tiek tų integruotų pamokų padarėme ir iš tikrųjų pradžioje būdavo taip, kad jie žinodavo, kad kiekvieną savaitę ateina, ar ten kas 2 savaitės ateina kuriantis praktikas, bus pamokos ir jau pradžiai labai nenorėdavo, o po to jie jau pradėjo laukti, kada ateis, kada pradėsim jau kažką veikti, kažką daryti ir jie pradėjo patys net galvoti žaidimus. Ir iš tikrųjų rezultatą mes pasiekėm tokį. Mokykla suorganizavo būtent tą visą naktį mokykloje, renginys be proto pavyko. Ir visi buvo labai patenkinti, ir administracija, ir vaikai, ir tėvai. Ir dabar, kai tu nueini pas mokytojus, jau praėjus, po projekto praėjo jau beveik 1,5 metų. Ir vis tiek jau 2 mėnesiai mokslo praėjo ir mes klausėm, kaip dabar. Tai iš tikrųjų mūsų mokykla praeitą savaitę turėjo kitokią ugdymo dieną, mes turėjome integruotą ugdymo dieną, kuri vadinosi namai ir mokiniai buvo suskirstyti integruotomis pamokomis ir turėjo veikti kažką, kas susiję su namais. Tai jie statė namus, tai darė muležus, tai plakatus klijavo. Ir jūs neįsivaizduojat, šita klasė, kuri buvo blogiausia mokykloje, sakė, dirbo geriausiai. Plakatai pakabinti ant sienų koridoriuje nuostabus, jie tenai tiek pridarė, sakė, dirbo, veikė ir tyliai, ramiai, tyliai. Labai draugiški pasidarė. Aišku, klasės auklėtoja sakė, kad vienas iš tokių dalykėlių, kas padėjo šitai klasiai truputėlį, kad išėjo dauguma tų tokių vadinamų sunkiųjų, blogųjų mokinių, liko toks branduolys, bet patys vaikai pripažino, kad jiems sekasi bendradarbiauti ir bendrauti žymiai geriau. Jie yra žymiai draugiškesni, vienas kitam labiau padeda. Auklėtoja minėjo, kad patyčių lygis tikrai labiau sumažėjo. Ir mokytojai pastebi labai didelį skirtumą tarp to, kas buvo praeitų metų rugsėjį ir kas yra šių metų rugsėjį ir kaip mokiniai pasikeitė. Ir patys mokiniai dar pripažįsta, kad jų santykis su visais mokytojais žymiai pagerėjo. Tai aš iš tikrųjų labai rekomenduoju visoms mokykloms pabandyti sudalyvauti šitame projekte, būtent tyrinėjimo mene, kuriame neduoti darbo tiems vadinamiems geriems vaikams, ar ne? Išsirinkti tokią vieną sunkesnę klasę, nes net nebejoju, kad kiekvienoje mokykloje yra po 1-2 tas sunkesnės klases, su kuriomis yra sunkiau dirbti ir pabandyti juos įgalinti veikloms, darbui, integruotoms pamokoms. Ir svarbiausia, ką reikia padaryti, tai leisti vaikams sužibėti. Ačiū.